Trichologija yra medicinos mokslo sritis nagrinėjanti plaukų ir galvos odos ligas. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl plaukų slinkimo. Plaukų slinkimas gali būti suskirstytas į dvi pagrindinės grupės, tai yra nerandinį plaukų slinkimą ir randinį plaukų slinkimą. Randinio plaukų slinkimo metu plaukų folikulai sunyksta, yra pakeičiami randiniu audiniu ir plaukai nebeatauga. Laimiai kur kas dažnesnės yra nerandinės alopecijos, o iš jų pati dažniausia tai yra androgeninė alopecija. Androgeninė alopecija yra susijusi su hormoniniais pokyčiais, genetiniu polinkiu ir vyram ir moterim jinai pasireiškia kiek skirtingai. Vyrams plaukų slinkimas dažniausiai prasideda nuo smilkinių priekinės galvos odos dalies, o moterims stebimas plaukų išretėjimas ties sklastymu. Kita dažna plaukų slinkimo priežastis yra telogeninis plaukų slinkimas. Normoje plaukai turi augimo ciklą ir ta ciklo dalis, kurioje mūsų plaukai iškrenta, yra vadinama telogenų fazė. Kiekvienam mūsų per dieną normalu netekti iki 100 plaukų. Jeigu šitas skaičius yra viršijamas, tokiu atveju jau mes galime diagnozuoti telogeninį plaukų slinkimą. Šiai alopecijai yra būdingas difuzinis plaukų slinkimas, tai reiškia, kuomet netenkame plaukų apimant visą skalpą. Šita būklė yra susijusi su patiriamu stresu, kurį išprovokuoja prieš tai buvusios virusinės infekcijos, buvusios operacijos, kai kuriais atvejais ir gretutinės ligos ar būklės.